space. Sveiki, tai yra projektas Underground TV ir mūsų antroji laida. Šiandien mes papasakosime apie žmogų, kuris dirba būtent šitoje gimnazijoje, istorijos mokytoju. Bet nedaugelis žino, kad jis yra ir tuo pačiu treneris. Čia yra įsikūręs jo klubas Mavi, kuris egzistuoja nuo 1990 metų. Taigi, užeikime. Kultūrizmas – fizinių pratimų su įvairiais įrankiais, sveikos mitybos ir poilsio sistema, žmogaus sveikatai stiprinti ir kūno raumenims ugdyti. Pratimus su įrankiais raumenų jėgai ugdyti ir grožiui palaikyti jau darė senovės graikai ir romėnai. Šiuolaikinio kultūrizmo pagrindai sukurti XIX amžiaus pabaigoje Didžiojoje Britanijoje. 1946 metais įkurta Tarptautinė kultūrizmo federacija International Federation of Bodybuilders, kuri 2005 metais vienijo daugiau kaip 170 šalių. Prestižinis šios federacijos organizuojamas renginys – tarptautinis čempionatas Mr. Olympia. 1969 metais įkurta Lietuvos kultūrizmo federacija, kuri 1991 metais priimta į Tarptautinį kultūrizmo federaciją. Treneriau, pasakykite, kada pradėjote sportuoti ir kiek jums buvo metų? Na, sportuoti pradėjau turbūt kaip ir visi mano amžiaus žmonės tada, kai buvo. Ir kvadratą žaidžiau, ir stalo tenisus žaidžiau, ir futbolą žaidžiau. O metalo sportu susidomėjau nuo 14 metų, kai gavau knygutę amžinatilsio Romo Kalinausko Savo kūno skulptoriai. Patiko. Priedo dar tais laikais rodė filmą su Gojko Mitičium apie Indieną Čingačkuką, tai mane labai, žinai, paveikė ir nuo to laiko, kiek aš save atsimenu, geležies nepaleidžiu iš rankų. Sakykite, koks kontingentas sportuojančių? Na, pas mane klube kaip ir visuomeniai, kadangi klubas nėra taip labai brangus, tai daugiausiai lanko moksleiviai, studentai, dirbantieji, kurie gali sau leisti už nedidelę kainą čia treniruotis. Tuo labiau, čia yra Ozo gimnazijos sporto klubas, moksleiviai treniruojasi irgi nemokamai, taip toliau. Tai va, įvairiausias kontingentas. Nuo kelių metų jūs patartumėt pradėti sportuoti kultūrizmą ir kiek kartų per savaitę? Na, čia labai yra asmeninis toksai dalykas. Vienas žmogus pagal savo fizinį stovį galėtų jau treniruotis, kaip aš mąstau, nuo 13-14 metų, po trupučiuką prižiūrimas trenerio, aišku, bet būna ir tokių, ypatingai dabar, kurie yra ganėtinai silpnai sudėti, silpnas stuburas, tai reikėtų jam sustiprėti nuo kokio 16-17 metų. Nu ir aišku, maksimumas, kiek pradedančiajam sportuoti per savaitę, tai 2-3 kartai per savaitę. Sakykit, dažnai žmonės pabandžius sportuoti kultūrizmą, per trumpą laiką jau norim matomų rezultatų, tačiau nevykus stebuklui, jie praranda motyvaciją. Tai kaip save gerai motyvuoti? Susiduriu ir aš labai dažnai su tokia motyvacija. Atėjau, aš noriu būti kaip Schwarzeneggeris ir noriu būti per porą mėnesių taip toliau. Mūsų sportas yra labai toksai, negreitas. Čia kaip skulptorius po truputėlį lipdo savo kūną, taip čia po truputėlį ir augini savo raumenis. Reikėtų nusiteikti, kad tai yra ilgas darbas, bet tu kiekvieną dieną darai po mažą žingsnelį priekį ir eini į priekį ir augi, ir jeigu būsi užsispyręs, tai tikrai pasieksi. Kokias dažnas klaidas daro naujokai? Čia kultūrizme pradėti treniruotis kiekvienas pratimas, tai kaip naujagimui
pradėti vaikščioti. Ir dažni griuvimai kaip naujagimui, taip dažnos klaidos yra. Ir pradedant spaudimą, alkūnės yra ne iš šonus, pasilenkus štangą traukti, nugara išlenkta, nėra tiesi, bicepsą, elementarų pratimą bicepsą darant, jisai alkūnės nuveda atgal, o ne truputėlį ir į priekį ir taip toliau. Kiekvienas pratimas turi būti techniškai gerai atliekamas, todėl kiekvieną pratimą reikia jau su trenerio pagalba daryti teisingai. Padeda žmonės vienas kitam treniruotės metu? Nežinau kaip kituose klubuose, pas mane klube tai tikrai nėra čempionų ir pasikėlusių ir nėra outsiderių. Mes čia esam visi lygus, klubo dvasia yra tokia ir labai dažnas dalykas, kad jau sportininkas, kuris pas mane sportuoja 10-15 metų, yra tokių ir atrodo tikrai įspūdingai Lietuvos čempionai, prizininkai. Tik atėjusiam jis pataria, padeda. Vat šituo klausimu tai tikrai pas mane klube, vienas kitą paremia, padeda, jokių problemų nėra. Ką jūs galite pasakyti apie maisto papildus jūsų sporte? Maisto papildai labai dažnai jaunimas atėjęs, tik neprasidėjęs treniruotis, klausia, treneri, ko aš galėčiau suvalgyti tokį, kad aš galėčiau užaugti ir taip toliau. Sakau, vaikeli, tu palauk, pasitreniruok porą metų, pasižiūrėk, tu geriau už tos pinigus, kur praleisi papildams ir tau jokios naudos nebus, nusipirk geriau jautienos, kalakutienos, vištienos, nusipirk kruopų, išsivirk košės, va čia tau bus nauda. Aišku, kai jau ruošies varžybom, kai reikia jau viską atiduoti ir taip toliau, ir kreatinas, ir aminorūgštis, ir proteinas yra labai gerai, jie padeda. Ką jūs pats asmeniškai jaučiat po treniruotės ir apskritai sportuojant? Va čia geras klausimas. Mes kai sportuojam, suprantat, aš turbūt kiekvieną sporto šaką palyginčiau su tokia, mes truputėlį esam kaip narkomanai. Mes dirbam, pas mus gaminasi gera medžiaga, mes padarom treniruotę, labai smagiai jaučiamės. Nuotaika tokia gera, kažką tai padariau gero. Ir labai dažnai būna taip, kad sportininkas pasitreniruoja, jisai išeina. Praeina mėnuo, kitas, pusę metai, grįžta, ateina, dirba, taip toliau. Todėl, kad jau šitas jausmas, to džiaugsmo jausmas nebepaleidžia. Ačiū Jums už interviu ir dar noriu pridurti, kad prieš 3 mėnesius gimė Vidmanto sūnus, tai sveikinam Jūs dar kartą. Jo, sūnus. Ir einam į treniruotę. Kiekvienas žmogus gali savyje rasti daug priežasčių, kodėl nesportuoja. Pavyzdžiui, viena iš jų yra amžius. Tačiau pažiūrėjus į Vidmantą, man neliko jokių abejonių. Ar amžius tikrai svarbus? Nepadėkit.
Лох ты хочешь, блядь.